Kaip seniau gydydavosi. Rinkdavai vaistažolės, čiobrelius, liepų žiedus. Dabar tai tokias kraujažolės ten visokias, tada tai nerinkdavai. Bet žinau, ką jau liepų žiedai būdavai, čiobreliai, daugiau daugiau neatsimenu. Ką čia rinkdavai, bet turėdavai visada rupūžę dėl vaisto. Pasmeigdavai pavasarį, kol gegutė kukuoji. Žinau, ką musmirių ištrauką kokį ten turėdavai. Tai kaštonų, tai va visokiais tokiais gydydavais naminiais. Iškepdavai musmirę ir užpildėktinę į sukišį butelį. Užpildėktinę, dar šiek tiek palaikyt ir daugiau su to skysčiu trindavai sąnarius. O kaštonų supjaustydavai smulkiai užpildavai. Bet kaštonų tai pasidaro toks labai ruds. Jau kur užtiška ar ant patalinas, tai be jau nebeišplausi. Papasakojo Teklė Petrutienė, užrašė Aušra Kaikarytė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Prieš 100 metų mūsų krašte. Telefonas, geležinkelis, paštas. 1924 m. kovo 21 dieną Joniškio valsčiaus ir miesto taryba nutarė padėti Pašvitinio valsčiui nutiesti telefono liniją Pašvitinys Joniškis. Gegužės 3 dieną Joniškio valsčiaus ir miesto taryba nutarė prašyti Šiaulių apskrities žemės reformos komisijos iš Saugėlaukio dvaro žemės paskirti 1 hektarą ir ten įrengti siaurojo geležinkelio stotį 90 km atstumu nuo Joniškio. Liepos 24 dieną Gasčiūnų valsčiaus taryba nutarė prašyti geležinkelių valdybos, kad greitasis traukinys, einantis 12 valandą, stotų Niūraičių stotyje. Gruodžio 10 dieną Žagarės miesto taryba nutarė kreiptis į paštų valdybą, kad korespondencija iš Joniškio į Žagarę būtų gabenama kasdien, o ne 3 kartus per savaitę. Iš Lietuvos Centrinio valstybės archyvo fondo parinko Giedrė Lastauskienė, perskaitė Juozas Šalkauskas.